Labas visiems. Turbūt paskutinį kartą šiais metais gali būti, kad grįžtų prie šito tvenkinio, tai galvoju, išnaudosiu paskutinę progą, nes visam savaitgaliu išvažiuosiu į Klaipėdos ir Palangos pusę, pas šeimas, pas giminės pabūti ir pasidarbuoti nuotoliniu būdu, ne atostogos. Kaip ten lietuviškai yra dabar? Darbostogos veda, work holiday, kaip ten yra tiksliai, neatsimenu. Esmė atvažiavom prie to pačio tvenkinuko, kuris yra turbūt valymo darbams nuleidinėjimas ir aš manau per savaitgalį jie pilnai jį nusileis ir susitvarkys ir aš nežinau, išvalė ar čia paliks žuvį ar nepaliks. Gal atvarysim pabandyti, ta prasme didesnė žuvį, kad paliks žuvies, tai čia faktas. Bet lipsim vėl ant užtvankėlės, atvažiavom visai į kitą kraštą. Ką aš noriu paminėti? Tai prieš video aš noriu paminėti ir pasakyti didelį ačiū Konstantinui Kalurs, kuris mane vakar nustebino. Atvarė, tiksliau pamatė video, kad aš ant to spinnerbaito žvejoju ir sako, oi, simukai. Taigi jie yra labai brangus tam tikrose įstaigose. Okei. Sako, gal tu nori rankų darbo? Palaukit. Gavau visą dėžutę iš Konstantino rankų darbo masalų. Jeigu jūs irgi norėsit, sakė, yra lietuviškom kainom ir nesikandžioje ir tokių galit nerasti niekur kitur Lietuvoje, kaip pavyzdžiui šitas masalas. Jūs pažiūrėkit, kokia čia jo forma. Čia violetinis, čia tas sukasi ir taip ir taip. Ir jis man aiškiai pasakė vieną dalyką, sakė, su šitais čia nežvėjoj. O kai sakau rankų darbo, tai, žiūrėk, kaip upėtakis mažas atrodo. Galiai yra sukriuketa, kuris sukasi ir vibruoja ir erzina žuvį. Ir dar klausiau, sakau, kaip yra daromi jie? Tai sako, formelės išliejam ir tada rankomis dažom. Ir aišku, kabliukų patys negaminti. Žinai, čia yra tas Lietuvoje kažkada diskusija, kažkokią turėjau vienam grupse. Lietuvoje pagaminta ar Lietuvoje surinkta? Nu tai come on, tai jeigu jau iki tiek nueinat, kad ten sako, kabliuko trišakio negaminsi, tai faktas, kad iš kažkur užsisako, tai tiesiog prisega tą tritaškį ir patys nudažo, patys formelės išpila. Tai gal ir mineralus Lietuvoje turėjo susirinkti tai formai išpildyti. Aš net nežinau, kas čia yra švinas. Ar kažkoks kitoks metalų mišinys. Nu, aš jau tiek nesigilinu, man tiek ir nerūpi, bet tas faktas, kad yra visokių, o pažiūrėkit, koks čia. What? Tai čia iš viso, čia priekyje sukasi ir toks mėlynas. Tai Kalurs, kažkas buvo klausęs, sako, paliksimai linką į Kalurs, tai aš paliksiu linką į Kalurs Facebooką arba Instagramą. Rašykit tiesiogiai, jeigu užsimanysit šitų masaliukų. Konstantinas, manau, su jumis susitars. Tai čia galite jį kreiptis Konstantinu, manau. O, kokias spalvelė. Ryškiai. Sakė, su šitais galim varyti ir upitakiukų žvejoti į upes, galima ir ešerį, ir lydeką, ir vilioja bet kokią plėšrą žuvį. Tik sakė vienas labai svarbus dalykas, Simai, kai dabar tas tvenkinys čia yra nusileidinėjimas, tai sako, negaudyk, nes jie būna kimba už žolių, būna kimba už dugno ir dabar gilis sumažėjęs, tai nerizikuok. Ir žiūrėkit, aš gaudysiu toliau ant savo blizgelės, aš turiu vieną tą savo geltoną spinnerbaitą, ne rankų darbo, tai mažiau bus gaila prarasti, nors jis yra finansiškai, man atrodo, yra brangesnis negu šitos pardavinėja. Dar leiskit paminėti vieną labai svarbų dalyką, nežinau, kiek čia matysis dabar. Tai yra fluoro karbono pavadėliai. Tiesiog už segtuką, klipsą ir angaliuką kitoj pusėj. Ir man davė 4. Sakė, man atrodo, šitos šis po euriuką pardavinėja. Rankom supinti. Ir ką reiškia, vienas yra, 2 gaunate už eurą. Tai vienas yra 4 gijų ir kitas yra 2 gijų. Kodėl jie yra tokie daromi? Tai žuvis, aišku, mažiau jį mato negu paprastą pavadėlį. Ir 4 gijų, jeigu ten lydeka vieną puldama nukas, didelė tikimybė, kad kiti liks ir pavyks ją ištraukti. Tai va, tokią įdomų dalyką man pademonstravo ir davė. Mainai, sakau, aš tikrai paminėsiu per video ir didelis dėkui Konstantinui, dabar pats nekantrauja eiti išbandyti. Ten vėl bus vandens šniokštimas, tai už tokį garsą šiek tiek atsiprašau. Turiu labai minimaliai laiko, esu vidury dienos, 3 dienos atvažiavęs čia, tai saulės kaitra. Gali būti, kad lydeka ar ešerys nesigundys, bet varom pamėtyti, varom su didesnė blizgelė keletą metimų, su tuo ešerio imitacija, su tuo geltonu spinnerbaitu. Ir galbūt jau į pabaigą Konstantinas nebežiūrės to video. Mes vis tiek kokį vieną. Kaip reikia padaryti, kad Konstantinas nežiūrėtų šito video. Varom žiūrėti. O, mes jau žvejybos vietoje, bet žiūrėk, kaip čia bėga dabar vanduo greitai. Kaip ir sakiau, turbūt leidinėjasi. Tai jo, senka. Senka viskas. Ir čia, kur paleidau lydeką, čia kažkada su dropshotu, taigi variau pasirodau. Aš galvau, kad čia yra giliau. Atrodo, nifiga čia to gilio nėra. Čia net metro nebuvo, galim sakyti. Nu, bet žodžiu, tai kad baisiai nerizikuoti ir prarasti gerų kokybiškų rankų darbo masalų, pradėsim su tokiu. Nepadariau, nepasimatavau. Kas čia? Į šakas iš karto? Nu, čia jau būtų nesąmonė. O, ištraukiau. Kas šiaip pagavau? Eik, savo. Blemba, Simi, tu geras glušas. Man apsiviniojo aplink šitą, aš galvoju, kad man įsipainiojo į žolės iš karto. Laikau mečkį, pasitestuoju, laikau mečkį, yra užkibus žuvis.
Gerai, tiek privinioju, nuleidžiu. Pritupiu. Ane, vis laikau meškerę. Blemba, pasilenkęs gal ir pasieks. Tai man graibstelį jaučiu reikia pasistatyti kur nors va čia. Tegul jis stovi. Nu, dar vieną metimą padarom su šita blizgutėm. Matau, medžioklė vyksta, tik drįčiau teikti, kad ten ešeriai. Gerai, keičiam asilą. Blemba, aš po praeitos žvejybos, kai sakiau, kad ėmė kažkas, tai va. Matot, apačioje biški žymelės yra, jeigu šiek tiek matosi, va kandimas į šitą pusę. Uodega liktais. Bet jaučiu per praeitą kandimą, žiūrėkit, kaip man kablys nuėjęs. Jaučiu, kaip čiupo, tempė. Ir taip nuėjo kablys, tai jinai dabar pervinioti, perkišti iš naujo. Pabandžiau, šiek tiek perkišau gal, bet man atrodo, jis jau čia man susidarkė. Pasakykit, ar aš klystu, bet lydegai patinka, jeigu atrodo, kad sužeista, ne? Tai gal bandau? Ai, žolė. Turbūt įsikabino. O, nejaugi ten buvo įdomus kaip kibimas. Gerai, o gal vis dėlto mums reikia eiti prie savo spinnerbaito? Nu gerai, grįžtam prie mūsų jau matyto daikčiuko. Ir aš galvoju, padarysiu keletą metimų, jeigu jau žiauriai nieko neužkip. Grįšim atgal dar, gal bent žuvį pagausim. Aš nenoriu epizodą įkelti, kur nepagaunu žuvies, bet visi žinom, kad tokių epizodų būna. Ir labai tikėtina, kad šiandien jis gali toks būti vien dėl karščio. Reikia laukti vakaro, o aš neturiu laiko. Vakare yra labai daug kitų planų. Pirmas metimas, metu ant savo spinnerbaito pirkto. Oi, kaip gražiai vibruoja jisai. Ne, žuvis. Yra kaip yra. 100% baisiai nepergyvenam, bet jeigu Konstantinai netyčia dar žiūri video, tai čia jau pabaiga. Gali nebežiūrėti, jau viskas. Visi kiti dar palaukti. Varysimės atgal į šito tvenkinio kitą pusę. Ten, kai jau Konstantinas išeis visai, tada mes į kitą pusę tvenkinio nuvarysim ir nesakysim Konstantinui, kad mes išbandėm vis tiek čia vieną iš jo padovanotų masaliukų. Dude. Tai čia jau ragas. Oho, kaip keista, matyti tokius pasikeitimus. Niekad nematęs. Žiūrėk, kaip mailiukai čia šokinėja. O gal čia kužda žuvelės? Damn, boys and girls. Čia viskas, pabaiga. Suprantat, kad mano čia turbūt paskutinė žvejyba šitą vietą. Tam plūdė iškilusi. Ten tikrai kažkieno jaučiu nutrūkusi ir jinai, žiūrėk, jie dar tranko kažkas. Meškerės jokios nėra užmestos. Jie tampo tą plūdę ten. Kalursiai. Čia šoko didelesnė. Tai kadangi mailiuko labai panašaus į šitą upitakiuką yra nemažai čia, tai aš bandau tą tokį mažesnį, gal bent paprastą ešerį sugaudysim. Ir čia ką tik buvo tikrinimas. O jį kaip lėtai galima vynioti, kaip jis gražiai sukasi, bet dinkčioje jį. Daugiau, bet čia gali dabar dinkinti gali ir tie mažieji ešerėliai. Bet aš žaidžiu su ugnim, jis kabinasi į dugną, bus kokia didesnis kliuvinys ir viskas. Man reikia greičiau vynioti. Gerai, blemba, čia turiu. Ar filmuoja. Čia turiu legendinį tokį dalyką, kurio labiausiai nenoriu prasti. Mačiau užsienyje. Besus. Kaip besai lietuviškai verčiasi. Taip žvejoja su tokiu. Ir tokį tik vieną turiu. Davai, nemetam toli. Žinau, kad čia tikrai kliuvinių netoli neturėtų būti. Jeigu koks ešerys. Bandysim tokį ryškų dabar. Violetinį. Šitas labai fainai atrodo. Visi man jie tokie mėly, atrodo į lentynas patikios. Nu, sugundė kokią žuvį. Noriu pasakyti, žolytės jau čia kabinu. Paskutinė viltis, chebra, paliksiu šitą fluorokarbono pavadėlį ir prisidėsiu dropshotinį guminuką. Gal tą ešerį sugundysiu. GoPro batarkės liko 20%, man liko 10 minučių žvejybos. Turiu važiuoti. Atvirai, chebra, šitoj vietai nesitikėjau, kad liksiu visai be žuvies. Visokius jau išbandžiau. Reiškia, gal žuvis šiek tiek yra nebesuprantanti, kas darosi. Žuvis. Paleido, ble! Gerbėmėjai žiūrovai, daug nekomentuosiu. Patys viską matėt, patys viską supratot. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki rytojaus.